Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandien pakalbėsime apie socialinių tinklų marketingą ir jo svarbą internete. Taip, norėčiau paklausti, kaip jūs pradedate rytą. Kiekvieną rytą tikriausiai pradedate taip, atsikeliate iš lovos, nueinate į dušą, nusiprausti, sivaloti dantis, o gal ne taip, visiškai ne taip. Tikriausiai čiumpate telefoną, pasimete telefoną ir spaudate socialinius tinklus Instagramą, Facebooką, ar ne taip? Juk tiesa, ar ne? Kokią svarbą suteikia jūsų verslui Instagramas, YouTube, Facebookas? Tikriausiai, jeigu turite Instagramą, dažniausiai žiūrite nuotraukas, kažkokias paslaugas, makiažus, statybų įrankius, kitas nuotraukas bei video siužetus. Tai reiškia, kad ten randate tam tikrą informaciją su tam tikromis gairėmis, kurias išfiltravę galite užsakyti tam tikras paslaugas. Taip pat veikia Instagramas, taip pat veikia YouTube, galite per YouTube pažiūrėti kažkokius video, pasidaryti pats, susimeistrauti ir panašiai, arba galite nusipirkti tam tikrą prekę. Svarbu yra tai, kad labai paprasta ten rasti jums tinkamą reklamą, kad jūsų sukurta reklama atsidurtų tenais, kad tą reklamą panaudotumėt jūs efektyviai savo prekinio ženklo platinimui. Tai reiškia, kad jūs žiūrėdami ne tik tai kurite savo turinį, bet ir leidžiate, kad kiti iš jūsų nusipirktų jums tam tikrą paslaugą. Tai reiškia, kad jūs perkate iš kitų žmonių paslaugas arba kurite savo paslaugas kitiems žmonėms. Facebooko svarba verslui yra labai paprasta. Į Facebooką galima kelti tiesiog į grupės tam tikrus daiktus, paslaugas, jūsų paslaugos, kitų žmonių paslaugos ir taip reklamuoti save. Tai yra vienas prioritetų. Kitas dalykas yra marketplace, kur galima kelti tam tikras paslaugas, automobilius arba kitas prekes. Irgi tai veikia ir galima naudotis Facebooko reklama. Tai irgi veikia be abejonės. Tai reiškia, kad ir kiti socialiniai tinklai kaip ir YouTube ir Instagramas lygiai taip pat veikia kaip ir Facebook. Instagramo veikla nuo kitų socialinių tinklų skiriasi tuo, kad ten vyrauja nuotraukos. Nuotraukos labai gerai atspindi tai, ką jūs parduodate arba tai, ką jūs perkate ir tai, ko jūs domitės. Kiekvienas algoritmas veikia labai paprastai. Tai, ką jūs labiausiai žiūrite, tai jūs labiausiai ir gausite į jūsų savo srautą. Tai, ką jūs labiausiai keliate į savo srautą, kaip pardaviminius produktus, tai jūs labiausiai ir gausite per pardaviminius produktus, kad iš jūsų žmonės ir nupirks. Tai viskas labai paprastai veikia su Instagramu ir su kitais socialiniais tinklais. Kelkite turinį, darykite turinį, nesustokite daryti turinio ir jums rezultatai bus jau dabar. YouTube socialiniai tinklai lygiai taip pat veikia kaip Instagramas, kaip Facebookas. Reikia tiesiog įkelti turinį, įdėti turinį. 1 kartą, 2 kartus, 3 kartus, 10 kartų, 1000 kartų. Po 1000 kartų algoritmas suveiks taip, kad jums vis daugiau ir vis daugiau ateis klientų į jūsų YouTube kanalą ir vis daugiau jumis subscribint, seks. Ir jeigu tai bus naudinga paslauga arba produktas, jį nupirks, bet kokiu atveju aš tai žinau. Kyla klausimas, kaip būti matomam socialinėse medijose arba tinkluose. Viskas labai paprasta. Kelti turinį ir tiesiog įkelti turinį. Būsite matomi per tam tikrą laiko tarpą, arba su mokama reklama, arba su grupėmis, arba tiesiog iš srauto, arba iš kitų tiesiog atėjusių klientų, kurie jums atneš naudą. Tiesiog kelkite turinį, viskas labai paprasta, nieko nėra kažko stebuklingo. Turinys ir dar kartą turinys. Noriu jūsų paklausti, kiek laiko praleidžiate socialiniuose tinkluose? Tikriausiai 90% daugiau nei įprastai savo laisvo laiko. Tai reiškia, kad jeigu jūs praleidžiate tiek laiko ir jeigu tiek laiko įdėsite 90% laisvo laiko į kuriamas paslaugas ir savo produktus, tokią vertę jūs ir gausite. Tai viskas labai paprasta. Jeigu norite uždirbti pinigų, turite nevartoti socialinių tinklų turinį, turite jį kurti. Kurkite socialinių tinklų turinį, o jį nevartokite. Tai viskas labai paprasta. Socialinis marketingas, socialiniai tinklai yra tam tikras darbas. Jeigu jūs neturite laiko, sunku sukelti tam tikras nuotraukas, sunku daryti tam tikrus reportažus, kurti video ir visus kitus dalykus, aš tai galiu padaryti už jumis. Viskas yra labai paprasta. Aš kuriu tą turinį, keliu, atnaujinu, vėl atnaujinu, leidžiu reklamą, o jūs tiesiog gulite ir nieko nedarite. Pasimetite klientus arba parduodate paslaugas arba produktus. Viskas labai paprasta. Tiesiog ateikite pas mane, susiregistruokite
ir sumokėkite pinigus ir pasimkite mano paslaugas. Su jumis buvo Verslo kalvis Mindaugas. Ačiū, kad sekate mane, followinate mane, žiūrite mano kanalą, sekite toliau, prenumeruokite toliau, užsakykite mano paslaugas. Ačiū už dėmesį, kad buvote su manim. Viso gero, geros dienos.